Faktas ar chemija? Turime klausimą, kurį uždavė mums mūsų klausytoja, kaip paaiškinti vyrui, kad santykiai ne vien tik seksas, bet jis nesupranta. Turim labai pikantišką temą šiandieną, bet labai aktualią ir džiugu, kad klausytojai uždavė šį klausimą. Nes iš tikrųjų aš galvoju, kad santykiai nėra tik tai tam tikras maratonas miegamajam. Mes namuose turime ir daug kitų erdvių, kaip pavyzdžiui, mes tikrai turime namuose tik kitų erdvių, kaip pavyzdžiui sofa, ir kur norisi būti ten su čipsais ir pledu, ir norisi net ir tada, kad vyras į tave atkreiptų dėmesį, ne tik tada, kada jisai nori miegamajam. Gerai, bet jeigu jis tau pasiūlo įti miegamai, man atrodo, jis ne tai, kai tik atkreipia tave dėmesį, jis nori tavęs, o tai yra viena aukščiausių meilės formų. Taip, bet kartais vyrui reikia papasakoti, kad širdis yra ne tarp kojų, o tarp ausų. Juste, sekso metu galima įspręsti visas gyvenimo problemas. Žinai kodėl? Nes vyrai būtent tame procese pasako tau visišką tiesą. Jeigu tu pabandykit, ką nors šiaip gyvenime siūlau savo moterim, užduokit bet kokį klausimą, kuris jums šauna į galvą, darant tai, gausit nuoširdžiausią atsakymą, koks tik tai gali būti. Gerai, Ernesta, mums reikia tavo pagalbos. Darykim prielaidą, kad tai nėra nauji santykiai, kuriame vyras nori tik sekso, nes tada galvotume, kad galbūt žmonės neapsitarė, ko yra atėję į santykius. Tarkime, tai žmonės yra jau santykiuose ir moteris negauna kažko dar. Tai Juste, kaip tu ir paminėjai, yra būtina kalbėtis, nes čia yra apie poreikius. Vyras per seksą pasijaučia svarbus, jis gauna dėmesio, o moteris tai gauna pirmiausia per tą intimumą, kuris prasideda, kaip sakau, ir ryte. Galbūt nuo apsikabinimo, nuo emocijos, nuo žvilgsnio, nuo paklausimo, kaip sekėsi. Tai dėl to vyrams patarimas, jeigu jūs norite sekso, pradėkite, moters kelias prasideda va čia, nuo širdies, per jausmus, per emocijas. Ir tada moteris norės ir atsiverti vyrui. Ir šiuo atveju moteriai tiesiog reikėtų pasikalbėti, kaip jinai jaučiasi. Ir padėkoti, kad ačiū, kad tu nori manęs, o ne kažkokios kitos, bet man taip pat reikėtų ir tų kitų dalykų. Tada aš būsiu pasiruošus tau atsiduoti. Nes priešingų atveju moteris jausis tarsi mokėdama, ar ne, kaip daiktas jau tada jaučiasi. Tai būtina pokalbis. Taip, ir suprasti, kad santykiai nėra tas maratono bėgimas miegamajam, yra tarkim tokia kaip olimpiada, kur yra svarbu pasitikėjimas, pasiruošimas. Nežinau, merginos, bet klausime aiškiai skamba, kad žiūrėkit, moteris rašo, kaip paaiškinti vyrui, kad santykiai ne vien tik seksas, bet jis nesupranta, reiškia, kad jie kalbasi, tikrai apie tai kalbasi, nes jinai sako, jisai nesupranta. Pabandykit, miela klausytoja, užduoti tą patį klausimą sekso metu. Pabandykit. Ir tada galit mums vėl parašyti, ar nepavyko. Nes jeigu tu darant tai pasakysi, mažiukai, aš irgi ryte noriu kavos, aš tikrai manau, kad atsakymas bus visai kitoks. Vyras nesupranta, nes moteris gal neteisingai transliuoja, ko jinai nori. Jūs parodykite jam savo veiksmais, kokio dėmesio norite. Jeigu norite apsikabinimo, prieikite jį švelniai apsikabinkit. Ir jis tikrai atlieps, sakykite, va, štai ko aš norėčiau iš tavęs. Kažkokio gražaus žodžio, ar kitaip sakant, parodykite savo veiksmais, ko jūs iš jo norite, nes aš beveik garantuoju, kad vyras nesupranta, ko moteris iš jo tikisi. Iš tikrųjų, mes gražų santykį kartais kuriame per tam tikrą įprotį. Pavyzdžiui, aš visą prieinu, tave apsikabinu, tave pabučiuoju, pasakau gražų žodį ir... Taip, ir šito vyro įprotis yra seksas, tai kame problemos? Tai per jo mėgstamiausią veiklą reikia jam ir pasakyti, ko tu nori. Žiūrėk, mes galim pasikalbėti, žiūrėk, tau reikia sekso, man reikia pasikalbėjimo. Pasikalbam ir einam mylėtis. O kodėl negalim besimylint pasikalbėti? Kas yra? Dviejų darbų vienu metu negali. Taigi moteris esi, tu viską gali daryti vienu metu. Nežinau, merginos, man atrodo, kad reikia šitą problemą pabandyti pakristalizuoto į lovą ir problemas nebeliks. Pakalbėti apie savo poreikius ne konflikto metu ir siūlyčiau ne sekso metu, nes ten yra koncentracija į ką kitą. Jūs pabandykit. Jo, Ieva pasidalins. Žiūrėkit, pabandykit ir tada mes galėsim padiskutuoti. Kokia yra koncentracija? Gerai, kai tu žaidi žaidimą ir tavęs klausia ko nors. Pabandykit. Dainiau, jūs gal vyrišką nuomonę mums galėtumėt pasakyti, kaip paaiškinti vyrui, kad santykiai nėra tik seksas? Tai tiesiogiai reikia aiškinti, nes mes vyrai kitaip nesuprantam. Aplinkeliais jūs moteris esate protingesnis už mus. Ar tikrai? Jūs galite aplinkeliais sukti ir galvojat, kad mes suprantam. Mes tiesiogiai tik suprantam tos dalykus. Aš taip džiaugiuosi, kad jūs dabar ką tik tai pasakėte, tai yra nuostabu. Tikrai taip. O iki tol kiekvienas savo santykyje kalbėkimės. Ir transliuokime tai, ko norime. O jeigu jūs nepritarėte, tai atraskite libido ir viskas bus labai labai gerai. Ir nors dabar pliuso eterija gros Teddy Swims Lose Control, aš noriu palinkėti, kad mes niekada santykiuose neprarastume tos kontrolės. Nebent lovoje.
Eteryje Ieva ir Justė.